Labą dieną, šiandien naudosim vieši pirkimai ir aš paaiškinsiu, kaip tą naudoti. Tai prasidėsim nuo greičių paieškos, aš galiu rasti, kur yra parašyta JavaScript, pavyzdžiui. Ieškosiu. O dabar čia yra visi dokumentai, kur ta žodis yra. Ir aš galiu skaityti, kur yra tokia preview. Ir sakytum, man svarbu, kiek kada ta žodis yra viduje dokumentuose, tai galiu spausti išsaugoti filtrą ir man bus išsaugota filtrą JavaScript. Aš galiu ją duoti vardu, jeigu noriu, man yra gerai su JavaScript. Aišku, po to galiu spausti ant įjungti pranešimus ir nuo rytojus man į pašto žinutės žinutės, kiek kada yra vieną projektą, kur yra cituota JavaScript. Tai dabar mes sprendėm eiti į tą pirkimą ir galėtum klausti klausimus ir pamatyti, mes neturim laiko gal skaityti viskas, tai klausim dirbtinio intelekto. Kokios yra techninės specifikacijos? Aš nelietuvis, labai atsiprašau, bet man akcento. Tai dabar, yra atsakymą, aš galiu čia skaityti, įdomu, o čia galiu dar klausti, kokie yra kontaktai, nes gal nenoriu rasti, kur dokumentuose yra ta informacija ir, čia galima pamatyti kontaktai ir galiu ir klausti, kad man parašys laišką, nes noriu, kad jisai tą darys, tai dabar pamatysim. Ir yra čia žinutės. Jūs galite viskas naudoti. Apie sertifikacijos aš klausau. Tai dėl to. Po to čia galiu skaityti. Negalima kad viskas būtų ant mano kompiuteris ir neturėčiau vietą, nebeturėčiau. Tai galiu šitą skaityti. Visais dokumentais galiu. Ir čia yra, man atrodo, viskas. Viešiai pirkimai AI. Jeigu jūs turit klausimus, jūs galit man pasirašyti ir aš mielai paaiškinsiu. Geros dienos ir labai ačiū.